Po šiai dienai labai gerai pamenu ir apie tai nuolat šneku ir manau, kad tai prisiminsiu turbūt visą likusį gyvenimą, tai apie tą dieną, kai supratau, kokia yra mano paskirtis. Kai man į galvą atėjo labai aiškus du žodžiai. Jie taip įskrido ir išsitaškė. Ir jie niekur iš ten nebeišėjo. Nors tais dviem žodžiais atkeliavo dar begalė daug informacijos apie tai, ką aš turiu daryti su savo paskirtimi. Tie du žodžiai buvo tokie: sveikatinti tautą. Ir nuo to laiko prasidėjo labai įdomus dalykai. Susibūrė bendraminčių komanda. Nemaža Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Ir kūrėsi toliau, ir pildosi tie žmonės. Išsigrynino labai vertybės. Nuo to laiko buvo pakeista daug žmonių gyvenimų, kurie vieni iš jų atsisakė alkoholio, kiti atsisakė rūkalų, treti šiaip sveikatą susitvarkė, ketvirti iš esmės pakeitė savo gyvenimo būdą. Ir tai yra prasminga. Don't let me down. Don't let me down. Šios dienos planas yra toksai: važiuoti į Pasvalį. Labai gerai prisimenu Simoną, kuri buvo viena iš savanorių organizuodama festivalį Varo. Ir jinai sako, čia būtų labai smagu, gal galėtumėte atvykti, čia būtų apie porą šimtų suaugusių, tiek vaikų, moksleivių. Sakau, važiuojam. Out of time, I really thought you were on my side, but now there's nobody by my side. I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So kas čia per bairiai, neom su manim daryti reikia, sportuoti su manim reikia, gerai? Bet vėlgi, čia yra meditacija, čia žiauriai svarbu. Bet aš ne apie tai. Mano pasiūlymas jums. Šiauliai matys, Pasvalys matė, Klaipėda matė, Vilnius matė, Kaunas matė, dar daug kitų miestų to tikrai nematė. Pakviesk mane į savo miestą. Rašyk komentaruose savo miesto pavadinimą ir daugiausiai laikų surinkęs miestas turės tokią progą. Aš susiderinsiu su visuomenės sveikatos biuru ir tikrai atvažiuosim. Tikrai jums padarysim masinę treniruotę, tikrai jums padarysim paskaitą apie sveiką mitybą, apie sveiką gyvenseną, apie sportą. Bet sportą jūs patirsit savo kailiu, o apie kitus dalykus mes pašnekėsim.